Sveiki draugai, su jumis Haroldas, Krypto mokymų centras. Šiandieną pirmadienis, Liepos 21 diena ir darome dienos analizę. Na, BTC toliau eina sideways. Nieko markete toliau įdomaus nevyksta. Na, bent jau man. Altcoinai obviously lekia. BTC dominance krenta. Na, pats laikas tradint altcoinus. Tikrai pats laikas. Aš kadangi altcoinų netradinu, tai, na, man nieks nevyksta. BTC range, tiesiog laukiu BTC breakouto. Ir tiek. Tai, kad altcoinai kartą per, nežinau, porą metų per metus duoda savaitę kažkokį ralį, tikrai dėl to nekeisiu savo proceso ir nesimėtysiu. Kai čia šiandieną Solana lekia, Etheris biški apstojęs, Apu mačiau valekia irgi, neblogas botomas susiformavęs, na, daugiau čia nežinau. Padarysim šiandieną video, gal vėlgi grįšim prie to, ką darydom senesniuose video, tai sukursim kažkokią tai sistemą, tai kadangi, na, iš mano perspektyvos markete nelabai kas vyksta įdomaus, BTC range po jau savaitę. Realiai turim 102k levelį, na, jeigu viską nutrimsim, tiesiog žiūrėsim į plikas žvakės. Obvious 120 levelis. Kaina nesugeba laikytis virš jo, na, tiek, kad žiūrit video. Jau senai tai turėjome čia šitą levelę, ne, 110. 110 buvo tas levelis, ne. Dariau čia visur video, kad va 110 levelis, kaina nesugeba laikytis virš jo, kai kaina, na, pradės prasimuš pro jį, pradės gaudyti supportą, tada kažkas keisis, tai va čia taip ir įvyko, čia buvo kaip ir jau, na, toks kontrolinis šūvis, kad greičiausiai turėsim breakoutą, na, čia jau kind of obvious buvo, na, čia mes kažkur jau žalius bendsus turėjom, toks higher lowsai, skvizas, na, konsolidacija žemiau rezistanso, ne, vienas pušas, po to konsolidacija, na, ir čia jau obvious, kad bus breakoutas. Lygiai taip pat mes turėjom ir čia, atsimenu, buvo levelis 105k. Ar galvoju, kažkuris čia iš šitų vykų buvo tas levelis irgi. Na, kur kaina negalėjo virš jo laikytis, kai tik pradėjo trading virš jo breakoutas. Tiek ir čia turėjom tą levelį. Šitą vyką, man rods. Gal ne šitą, gal šitą labiau. Kur irgi negali, tada pradeda trading virš jo, na, ir ateina breakoutas. Tai, na, lygiai tas pats, tie visi breakoutai veikia taip pat. Susirandi kažkokį tai levelį, kur kaina nesugeba ilgai laikytis virš jo. Tai va, šiuo atveju tai yra 120k. Tai kai matysim tokį price actioną, kad kaina, na, pradės jį disrespektinti, galima sakyti, ne, dabar kaina jį respektino. Tai yra nesugebėjo laikytis virš jo, vis bandydavo, vis nusilofindavo, kai matysim, kad keisis, kad pradės trading ant jo, virš jo, gal nusilofins, bet ne iki naujo low, o tiesiog smūgysis po jo ir tada breakoutas, na, ir turėtų būti continuationas. Tai, na, visi breakoutai veikia taip pat, nieko stebuklingo. Susirandi vieną levelį ir tiek, ir tada laukiu, kol kažkas pasikeis iš price actiono pusės range. Tai jo, dabar 120 main levelis. Kai pradėsim trading virš jo, turėtų būti obvious breakoutas. Mano sistemos obviously tai pagaus. Vėlgi vis dar sėdžiu spote. Nieks nepasikeitė. Nekrauna biški intikas. Moving average'as po biški kyla. Jau vakar buvo ir šiandieną paliesti moving average, na, jeigu respektina šitą trendą, dabar turėtų būti naujas high, na, ne dabar, bet artimiausių laikų.
vėlgi kaip vyksta trendas, high time frame, tai impulsas, konsolidacijui mes paliečiam moving average'us, vėl impulsas, kuris padaro naują high, vėl konsolidacija, paliečia moving average'us, vėl impulsas padaro naują high, na ir tada kaip ir konsolidacija, bet tada jau krenta pro moving average'us ir jau užsiklausina žemiau ir tada jau nebepadaro naujo high, nu ir viso, čia jau trendas baigėsi. Tai jeigu mes dabar, čia galima sakyti, kad čia buvo ne tik pirmas impulsas ir čia konsolidacija ir čia dabar antras impulsas. Vėlgi, esu man daręs pamoką apie fraktalinį marketą, tai kad mažesniam time frame čia vyksta kažkoks tai trendas tipo impulsas, konsolidacija, impulsas, konsolidacija, impulsas, konsolidacija, o didesniam time frame visas šitas dalykas buvo tik vienas impulsas ir čia tik viena konsolidacija ir dabar turėtų būti antras impulsas ir dar konsolidacija. Ir jeigu mes įsijungtume dar mažesnį time frame, čia irgi matom, kad kiekvienam šitam vienam impulse buvo impulsas, konsolidacija. Tai žodžiu, šitas marketas kaip Lego, ne kaip Lego, kaip medžiai tie. Yra toks paveiksliukas su medžiais. Nežinau, dabar jau čia nesigaus nupiešti, bet tipo kamienas, čia išeina šakos ir kiekviena ta šaka atrodo kaip šitas pirmas kamienas ir iš čia dar tipo išeina šakos. Žodžiu, nesibaigiantis. Gali tiek zoominti priekį, tiek atgal ir visur tie patys patternai ir visur viskas tas pats. Tai esu kažkuria pamoką apie tai daręs, pasižiūrėkit, tai suprasit apie ką kalbu, bet esmė, kad tipo jo daily čia buvo impulsas, konsolidacija ir čia tipo trendas baigėsi, o tarkim 8 dienų arba weekly čia buvo tik vienas impulsas ir dabar tik pirma konsolidacija ir matosi, kad tarkim po impulso vėl žali bensai, konsolidacija, palėtėm bensus, padarėm new high, trendas respected, dabar turbūt antra konsolidacija, turbūt turėtų privažiuoti moving average, vėl paliesti, vėl padaryti new high, tai visuose time frame'uose trendai veikia vienodai, trendai breakoutai susirandi liniją kažkokią, kur pagrindinę liniją range, ir kai kaina pradeda trading viršios, tai breakoutas, o trenduose susirandi moving average'us, kuriuos kaina trendė respektina, tai reiškia paliečia juos ir padaro new high, ir tada laukia, kol kažkas pasikeis, tai yra, kai palies jų ir nebepadarys new high, kaip buvo čia. Tai jeigu mes čia turim naują trendą, arba high time frame antrą impulsą po konsolidacijos, o daily tik tai naujas trendas, jau sakyčiau, tai mes turėjom pirmą impulsą, dabar turim pirmą konsolidaciją, paliesti moving average, at some point turi būti padarytas new highs. Jeigu trendas yra respektinamas, jeigu nebus padarytas new high ir vėl krysim atgal į moving average'us, tai tada greičiausiai trendas baigėsi ir greičiausiai baigėsi visą šventę ir tada reikia evakuotis iš longų, iš spotų ir greičiausiai čia gali būti ir taip. Kol kas taip nėra, tai žiūrim kaip čia bus. Taip, padarykim vieną sistemą, pakurkim, tai, čia šitą darau off video, bet tiesiog turiu prisirašę sąrašą sistemų, šiaip, nežinau, einu sugalvoju kažkokią idėją, užsirašau, po to dar ten iš ChatGPT galima čia tų idėjų prisikraut pilną krepšį, tai tiesiog per dieną po vieną padarysim, bus visai įdomu, tai darysim viską ant 8 valandų time frame, nes 8 valandas visi gali trading. Idėja kokia, tai bullish bensai, arba bearish, bet ant 8 valandų shortai tikrai nelabai veiks. Tai bullish bensai, tipo uptrendas, topping candle, tuoj pažiūrėsim kokių jų gali būti, tai arba hanging manas, gali būti engulfing, apimant turbūt lietuviškai, kur mes turim vieną žvakę ir kitą žvakę, visiškai apima tą kitą žvakę ir daug didesnė už tą žvakę. Gali būti, daugiau nežinau, tuoj pažiūrėsim.
Esu čia. Na, tos pagrindinės dvi realiai. Bearish engulfing, bearish harami. Na, daug tų žvakių neprisirinksim. Tweezer, bottom, lampa. Na, realiai engulfing pagrindinę. Va, morning star gali būti, evening star tipo. Na gerai, naudosim bensus, naudosim žvakių indikatorių, candlestick turėtų būti toks indikatorius, all candlestick patterns, jo naudosim šitą. Detect trend based on 50 MA, no detection. Šitą mums turbūt nereikia, nes mes patys nusistatinėsim trendą. Mums reikia bearish tik tai žvakių. Tik bearish. Nu jo, sakiau, shortsai neveikia, bet tai čia iš esmės bus short sistema, nes mes tai pagaudysim reversalus, nu pažiūrėsim. Sakau, čia tiesiog aš va tokį po vieną, po dvi per dieną padarau ir po to susikodinu ir po to pravarau ten 1000 milijoną variationų visokių ir žiūriu, ar yra kažkas profitable. Tai bet tą tokį initial tiesiog idėją pasižiūrėti ant charto, ar bent jau yra logikos, tai padarysiu on stream. Label neutral color. Tokių irgi nereikia neutral. Galim visus šitos nutrint. Mums reikia engulfing. Mums reikia... Kokia ten dar buvo? Hanging man. Evening star, va buvo evening star, ne? Kažkur. Va čia hanging man. Hanging man. Hanging man. Mums reikia spinning top. Ne, gal ne. Bearish pin bar. Ką yra tokia? Pin bar nėra tokios. Marubozų. Marubozų čia tipo bevikų. Įdomiai. Yra tokia. Marubozų black, white. Nežinau, ką reiškia. Tik to neimsim. Koks čia dar gali būti topping. Evening star, vo, evening star tikrai gali būti. Nu gerai, užteks šitų. Dabar principas koks. Pas net nežinau. Čia tipo pas mus bearish engulfing, bet kažkokia jinai nelabai atrodo kaip engulfing. Ten follow. Ai, nu tipo, jis jau čia vyka irgi skaičiuoja. Nu jo, principai, jeigu rimtas, stiprus uptrendas, tai čia nieko nebus, čia šitie atveiks tokiuose, tai paveiks downtrendę, karočią. Downtrendę, kai žali bensai, tada veikia, čia va veikia, čia nebuvo. Na jo, reiktų kombinuoti close žemiau.
Na va, čia va geras pavyzdys, ne, tipo žali bensai. Čia įrašinėjo, ne jo. Žali bensai. Trendas neklausina nei vienos žvakės. Čia nebuvo klauso, ne. Gal mes naudokim. Na jo, gal ir gerai. 12 jėmiai. Na jo, čia nebuvo klauso. Na, nu, bet čia jau šaustai po pietų, nors ne. Nu jo, tipo, entry signalas būtų klauso žemiau 21 jėmiai plus kažkoks tai topping candle ir tarkim tas topping candle turi būti per 5 barus nuo klauso ir tada entris būtų topping žvakė, stop lossas būtų high, nes neturėtų, jeigu idėja teisinga ir jeigu čia prasidės downtrendas, neturėtų tenai kaina eiti ir take profitas būtų turbūt vėl žali bensai. Profitas būtų čia. Ir tada vėl žali bensai. Čia negavom topping žvakės, na va, čia topping žvakė, bet nėra klauso žemiau 12 jėmiai, reiškia dar trendas aktyvus. Na, čia turėjom klausą, bet mūsų triggeris, gali būti ir klausas mūsų triggeris turbūt, jeigu mes per paskutinius 5 barus turėjom topping žvakę, neturėjom, tai reiškia toliau trendas tipo tęsiasi. Na, čia tiesiog mums reikia topping žvakės, kurios nėra. Na, čia topping žvakės nebuvo. Na, čia šiaip ir gal net su tais longais geriau veiktų. Tipo, va tokioj situacijoje. Tai yra, jeigu mes įsijungsim, jo, čia galima ne tik, čia galima padaryti ir būlišką, kad rodytų. Ir šito vietoj kažkur mums turi būti, nėra. Nu, okei, čia nėra. Ai, nu va, tipo, ir čia būtų mūsų entry šitą žvakę. Mes turėjom tiek klausą aukščiau 12 jėmiai, tiek mes turim būlį žvakę. Čia būtų mūsų entry, čia mūsų stop lossas, kaina niekaip čia neturėtų nueiti ir mūsų exitas čia. Čia mūsų exitas. Na va, čia turim klausą viduj. Prieš 5 barus buvo tasai stop lossas candle low, jeigu idėja teisinga neturėtų, stop lossino. Na, čia būtų vėl stop lossinę, na, čia reikia nuspręsti. Ar imi taip ar imi tik vieną, tarkim, tradą per vieną bensų flipą, ar imi kelis tradus. Na, čia būtų daug losų iš eilės ir galiakas toks, kad vis tiek kaina neįskrenda. Na, tai žodžiu, idėja kaip ir gan logiška, turbūt dabar reikia tiesiog sėdėti testuoti ir padarysiu tiesiog random porą barų kažkur belekur, 2, 2, 3. Na ir jo, aš čia aišku netestuosiu, neskaičiuosiu, bet tiesiog kaip idėja pasižiūrėti ant čarto plus minus primesti, ar logikos yra ir, na, jum kažkam gal duosiu idėjų, kokios gali būti sistemos ir kaip realiai real life tas sistemas kurti, nes čia va dabar išvis be jokio pasiruošimo, tiesiog nusikopinau idėją, atsidariau, va, pasižiūrėti, kaip čia gali atrodyti candlestick patternai ir tiek. Ir dabar va tiesiog live galvoju ir bandau dėliotis.
Ir aišku, aš aišku, kai darysiu savo testavimus, tai daug visokių skirtingų variacijų prasuksiu. Tai man dabar svarbu, kad pati idėja turėtų logikos. Na, čia turėjom bulį žvakės, bet neturėjom bearish trendo, tai tos bulį žvakės nelabai ką reiškia. Gal čia turim bulį žvakės, bet neturim bearish trendo. Mums realiai, mums reiktų arba bearish, mums reiktų visur čia bearish žvakių, arba mums reikia bearish trendo su bulį žvakiam. Ai, o mums nerodo bearish patternų. Bauf, va. Sakau, čia nesąmonė. Na, iš naujo padarom random bar. 2.18, ble, biški toli. Va, 2.21 pats tas. Na va, čia, ble, vėl paspaudžiau netyčia. 2.23 sueis. Ok, turim bearish trendą, bearish žvakės netinka. Na va, turim bearish žvakę, dabar per ateinančius 5 barus reiktų palaukti klauzo. Žemiau 2.1 jėmiai nėra, tai invalidated. Na, vėl bearish žvakė, bet klauzo nėra. Na va, turim klauzą, bet jau praėjo 5 barai, tai jau per vėlų. Na, čia tie 5 tiesiog random skaičius. Čia sakau, po to, kai testuoji, pasidarai optimizacijas. Ir žinai, kuris barų skaičius geriausias. Na va, turėjom bearish žvakę. Dar kol kas klauzo žemiau 2.1 nėra, bet labai arti. Na va, turim klauzą žemiau 2.1. Čia mūsų stop lossas, kaina niekaip neturėtų ten nueiti, jeigu dabar prasidės downtrendas ir idėja teisinga, ir mūsų exitas žalieji pensai. Na ir kaip ir gavosi gerai, bet mes čia, kadangi esam bullrūno pradžioj, man rods, tai biški ištaškę. Na, gal exitą kokį kitą reiktų naudoti, gal tiesiog fixed, tarkim 2R. Ar kažkas panašaus, na, nesmė. Čia sakau, po to aš kai jau darysiu savo rimtą testavimą, tai aš čia visus įmanomus variantus pravarysiu. Man dabar svarbu tiesiog, kad pati idėja būtų gera. Na va, turėjom bearish žvakę, turėjom klauzą, čia kaip ir shortas, bet įstoplosino vėl. Na, vėl čia turim bearish žvakę ir nuo jos praėjo 1, 2, 3, 4, 5, na, ant 6 barą užsiklausino, tai nebelimpa. Na, čia daugiau bearish žvakių nebegaunam. Kaip čia pala? Čia bulį žvakę, čia bearish žvakę netinka, na va. Bearish žvakę. Klauzą žemiau, čia viskas ok. Įstoplosino. Na va, čia turim bulį žvakę. Klauzas čia. Įstoplosina. Na, žodžiu, gal ne pati geriausia sistema, gal ne pati geriausia idėja, bet na, nesmė. Sakau, čia tos idėjos taip va. Žinau, per dieną gali 100 idėjų sugalvoti ir visas protestuoti. Ir na, kai sėdi testuoti, tai iškart nusistatai tokią, kad idėja bus nesąmonė. Ja parodžiau čia kažko, ko nereikia. Neliktai. Jo, tai, na, tiek šiandienai. Rytoj testuosim kažkokią kitą idėją. Na ir taip po biškį po vieną idėją per dieną padarysim, kad video įdomesnį gautųsi. Kau PTC levelius pažiūrėjom, altcoinai, na, lekia turbūt. Nežinau, sakau, altcoinai nėra mano sritys, tai per daug juos dėmesio nekreipiu. Man svarbiausia va PTC. Tai tiek šiandieną ir susitiksime rytoj.